Labas. Tai tie, kas žiūrit mano video pirmą kartą, mano vardas Algimantas ir kartu su Gintare mes keliaujam po Naująją Zelandiją. Visomis aplankytomis vietomis dalinamės čia, šitame YouTube kanale. Praeitame video aplankėm Nelsono ežerus ir pirmą kartą plaukiojom banglente. Jeigu nematei, kaip apgailėtinai mes ten atrodėm, nepamiršk pažiūrėti. Šiandien važiuojame į vietą, kuri vadinasi Lake Tekapo. Iki jos toli, virš 300 km. Tad kol nuotaikos geros, pasileidom visiems gerai žinomą dainą. Tie, kas moka skaityti iš lūpų, pamėginkit atspėti kokią. Atsakymų lauksiu komentaruose. Taigi čia tik paspaudi mygtuką ir viskas. Sustojom dabar Sheffielde. Teisingai išgirdot Sheffielde. Ir Sheffieldas garsėja savo kepiniais, tradiciniais pyragaičiais, pyragėliai. O kaip atrodo ta vieta, žiūrėk. Thank you so much. Ką man paėmė? Aš nežinau, su kuo man yra, tai vegetariškas su česnaku kažkas. Jo, mano yra su... Iš tikrųjų labai didelė eilė buvo ir ten taip greitai viskas vyksta, net nespėjau pasižiūrėti, ko nori, tik duokit šitą, net nežinau. Aš žiūrėjau ten 8 kažkur skoniai, tiesiog klausiau, kuris geriausias, sako šitas, nu tai duok šitas ar čia. Matot, kokia didelė. Geri. Labai geri. Jeigu kažkada varysit po Naująją Zelandiją, Sheffieldas ir šitie. Pyragiukai. Jo. Tikrai skanu. Nu, pavalgėm, skanu buvo. Ką dabar darai, Gintare? Dar vieną paimti. Sheffieldas aplankytas, o kas yra Sheffieldo kaimynai, Gintare? Springfieldas. Varom į Springfieldą. Važiavom į karvės mėšlu dvelkiantį miestą. O kaip Springfieldui ir priklauso, gerai, kad miestelio valdžia gaudosi, su kuo asocijuojasi jų miestelis. Ir turim mes čia Springfielde. Spurga. Atgražuolė, eik užlip greitai. Greitai. Per paskutinės 5 dienas nuvažiavom apie 1000 km. Nei daug, nei mažai, bet tos ilgos valandos automobilyje pradėjo varginti. Nors mes čia ir važinėjom po salą, čia atstumai tikrai yra dideli. Nežinau, jeigu atsirastų kažkas, kas bandytų keliauti dviračiu, būtų tikrai ekstremalas. Sustojamės. Ir vėl, aišku, žinoma, nufotografuoti vaizdus. Kažkam kepurę nupūtė. Na ir pagaliau po ilgo kelio ir nupūstos kepurės pasiekėme Lake Tekapo. Labai gražus ežeriukas.
Labai gražus. Tikrai gražesnis negu Platelių ežeras, garantuotai. Šiaip paėmus, oras ledinis. Nu, tobuls oras keliautojui. Bet fotografui, šitas dalykas. Čia va. O tas va. Gintarė, tu žinai atsakymą. Gadina viską. Na, va. Tai šiaip, jums vyksta filmavimai visi. Reik tikėtis kažkokį vieną kitą kadriuką pavyks. Taip, čia viskas yra rizikingai. Prie kojais, vat ant akmenų stovi. Pavyksta balansą išlaikyti. Puiku. Lake Tekapo – viena populiariausių vietų Naujojoje Zelandijoje. Ežeras žinomas dėl savo ryškiai mėlynos spalvos. Skirtingai nei kiti ežerai, jis tokią ryškę spalvą išlaiko visus apvalius metus. To priežastis – netoliese esantis ledynai, kurie slinkdami sumala uolas į dulkes. Šios dulkės susimaišo su vandeniu, palikdamos nuostabią mėlyną spalvą, kurią matome šiandien. Kiek čia teisybės, nežinau, perskaičiau iš Google. Lake Tekapo taip pat yra viena iš labiausiai saulėtų vietų Naujojoje Zelandijoje. Saulė čia šviečia vidutiniškai 6,5 valandos per dieną. Gintarė, dabar visi klausia. O tai ko drono nepaleidai? O tai ko drono dabar nepaleidai? Taigi turi droną. Nu tai va. Va. Ką čia tas reiškia? Va, prašau. Vaizdeliai tai čia nerealūs. Visiškai nerealūs. Saulė kepina, karšta. Bet, jo. Gražu labai. Su dronais. Niekas neleidžia, labai saugo gamtą zelandiečiai, pietiniai saloj, tai... Nes dronas filmuojantis 4K kokybę labai teršia aplinką. O, atvažiavom į kitą vietą. Greičiau. Tuoj. Jau. Pasidarysim biškį nuotraukėlių. Kur tu tiek skubi? Dar reikia kitas vietas aplankyti. Eik tik tais kitas vietas. Šiandien turim dar vieną tikslą, bet va. O, tie vaizdeliai. Ką tik pamatėm Lake Tekapo ir nusprendėm, kad mums reikia važiuoti link Mount Cook. Iki Mount Cook yra valanda kelio nuo Lake Tekapo. Jau mus pasitinka Mount Cook savo visais nuostabiais vaizdais jau iš karto po 20 minučių kelio. Minučių kelio kažkur, taip. Žiūrėkit, kas yra vaizdelį. Ką žinau, jūs čia kažką matėt? Reikia iš arčiau. Man atrodo, reikia išsitraukti Big Guns ir parodyti, kokie čia yra vaizdeliai. Tai padarykim. Na, kągi čia darai? Bandau išpildyti savo svajonių kadrą Naujojoje Zelandijoje. Ir ruošiuosi. Mašina, va, ten Mount Cook tolumoj. Tai turėtumėm palei idėją, mano svajonė yra užsilipti ant bagažinės viršaus. Jo, šiaip mašina
Ne, nelabai tam mano kadrui šiaip, tai kažką bandysim galvot. Nu, žiūrėsim, šiaip mano svajonių kadras yra sėdėti ant bagažinės ir kaip fone yra tas Mount Cook. Geras kadras turėtų gautis. Svarbiausia yra pasitikėti savimi. Nu, aš nežinau kaip jūs, bet aš tai esu patenkintas. Jau pildosi ir mano svajonės. Pildosi. Nuotrauka gavosi puikiai, mašinos nesulankstam, tai viskas super. Dabar beliko mums 20 km iki mūsų kempvietės, yra 5:30. Mes labai tikimės, kad mes spėsim. Ir rasim vietos, taip. Ir rasim vietos ir dar kažkas dirbs ir priims žmonės, nes šiaip prastai oficiniai čia kempvietėse iki 6 dirba. Tai Matysim, bet, vaizdelis. Apsuk gintariukai kamerytę. Va, prašau. Mount Cook. Palapinės pastatytos, eisim karieniauti, esam nuostabioj vietoje. Taip, nakvosim tikrai pasakiškoje vietoje, nes būsime apsupti kalnų. Dar neturėjom tokios patirties, tai iš tikrųjų labai esam tokie. Bent jau aš tokie excited. Iš vis šito diena buvo visa kupina labai gerų vaizdų, gerų įspūdžių, nors ir labai daug ilgai praleidom kely. Bet tikrai vertėjo tiek prie ežero, tiek prie šito kalno. Wow, vaizdeliai wow. Jaukiai praleidę vakarą nuostabioje vietoje, nuėjome miegoti su mintimi, kad atsikėlę leisimės į žygį, kuris mus nuves kaip įmanoma arčiau Mount Cook. Bet dėl stipraus lietaus ir vėjo trasa buvo uždaryta. Gavom pakuotis palapinę lyjant stipriam lietui ir važiuoti toliau, nes ateinančiomis dienomis orai čia pranašaujami tragiški. Gaila. Labai gaila. Bet gal mes dar čia sugrįšim, jeigu paspausi prenumeravimo mygtuką. Sugrįžtume, ne? Na. Tai va, šiandien bus tiek iš manęs, tikiuosi video patiko, neprailgo. Ir kaip visada susitiksim sekančiame.